įspūdžiai, ar tikrai buvo viskas taip sėkmingai, kaip rezultatas rodo? Ne, rezultatas, kaip čia pasakyti, aš nežinau, gal kažkam šitas rezultatas būtų neblogas, tiesą pasakius, net nelabai žinau koksai. 56 vieta. Jo, tai žinau, kad mes praradom stipriai virš valandos, gal kokią pusantros valandos, dėl tam tikrų priežasčių trasoje ir aš savo to leisti bendrai paėmus negaliu, nes atvažiuojame į Dakarą ne tam, kad jį pravažiuotume, o tam, kad padarytume geriausia, ką galim. Aš suprantu, kad Dakaro pabaigoje greičiausiai valanda laiko lems vieną arba dvi pozicijas. Bet nežiūrint į tai, jeigu mes darom klaidas, tai mes neturėtume jų daryti. Tai dabar jau smalsu labai, kas tos priežastys ir kas tos klaidos paminėtos. Iš tiesų buvo keletą bėdų pas mus šiandieną. Viena bėda, tai pasikartojo šiek tiek vakarykštis problemos. Mes vakar turėjom verdantį benziną, padarėme tam tikrus sprendimus ir iš tiesų iš 430 km 300 atvažiavom visiškai be problemų. Bet kuomet įvažiavom į kopas, o kopose karštis labai gerai laikosi. Kitaip tariant, kada užklimsti ir šokiai išsitraukti automobilį, įkiši ranką nuogą į smėlį, tai gali apsideginti. Tai tuomet pasirodė, kad tai, ką mes buvom padarę dėl benzino virimo, padėjo greičio ruože, bet kopose nepadėjo. Tai per šiandien mes turime šitą išspręsti reikalą. Ir plus mes turėjome iš tiesų tokią vaikišką navigacinę bėdą, bet jinai mums kainavo pakankamai nemažai laiko ir suprantu, kad visi žmonės klysta. Nieko tokio. Taip, dabar yra praėjusios 2 Dakaro dienos. Mes iš principo labai stipriai kojas neprisišaudėm, bet turėtume vengti prarasti laiką. Šiaip tempas mūsų, jeigu nebūtų klaidų, jis yra tikrai geras. Turint galvoje, kad neturime gamyklinio automobilio ir tikrai stengiamės tausuoti Oskarą, kad jisai išliktų sveikas, tai manau, kad tempas tikrai yra pakankamai. Šiandien buvo šiaip labai karšta, bent jau fotografuoti trasoje, nežmoniškai karšta. Kaip be kondicionieriaus važiuoti, nes daug gamyklinių automobilių važiuoja su kondicionieriais. Kai kurie gamykliniai jau važiuoja su kondicionieriais, mes dar neturime ir pavydžiu jiems labai stipriai. Iš tiesų, tai labai karšta. Labai karšta. Šiandieną man nebuvo blogai, bet aš atsimenu praeitais metais, tuomet, kai buvom pakibę ant skardžio, tai iš tiesų aš to momento nebeatsimenu. Prieš tai, kas atsitiko, kai kabėjau ant skardžio, atsimenu, tai ten tiesiog jau karštis taip stipriai veikia smegenis, kad dienos pabaigoje nebesi adekvatus iki galo. Tai tikiuosi, kad tokių dienų nebus. Kaimynai bivake, vienas Kazakstano ekipažas šiandien sudegė trasoje. Ar teko matyti juos? Aš mačiau degantį automobilį trasoje. Ten jau buvo suvažiavusi policija, bet kažkodėl pagalvoju, kad ten yra bagis. Tai iš tiesų labai gaila, bet Dakare kiekvienais metais dega automobiliai. Ta prasme, tai yra tam tikra neišvengiamybė, labai gaila, kad kolegom taip atsitiktų. Rytojaus jau greičio ruožą gal teko pastudijuoti, labai kalnų bus aukštų, kilsit daug. Kaip kalnuose traukia automobilis, turbininiai ten geriau jaučiasi, oro trūkumas, visa kita. Oskaras turi pakankamai didelę kubatūrą, tai jis važiuoja daugiau mažiau visą laiką neblogai. Aišku, kuo tu aukščiau kyli, tuo mažėja deguonies kiekis, o deguonies kiekis yra reikalingas tavo arklio galiom. Tai yra oro ir benzino mišinys, kuris yra reikalingas, kuris tau padaro galingumą. Tai aš nežinau, matysim. Manau, kad visiems bus panašios bėdos, tai tikiuosi, kad tai išsispręs.